Viena populiariausių medžiagų, kuri naudojama įvairių statinių sienų šiltinimui, yra putų polistirenas. Įvairaus storio plokštės prie įvairių sienų, statytų iš plytų, blokų ar blokelių, klijuojamos irgi įvairiais būdais. Vienas tokių sausieji mišiniai, bet kur kas lengviau, o dažnai ir greičiau rezultatą galima pasiekti naudojant įvairius poliuretaninius klijus. Įprastus poliuretano klijus naudoti galima būdavo po maždaug 3-6 minučių, tačiau laikas statybose yra ypatingai svarbus. Jeigu mes dirbsime pagal technologiją, išlauksime tas 3-6 minutės, polimerizacija prasideda jau ant plokštės, klijai sutirštėja ir po 3-6 minučių klijuosime tą plokštę. Pirma, kas bus gerai, kad pirminis sukibimas bus žymiai stipresnis, nes klijai patys tirštesni jau gerokai, negu tik išėję. Antras dalykas, tie klijai ne tik sutirštėja, bet jau kažkiek ir spėjo išsiplėsti. Ir kai mes prispausime jo plokštę prie fasado, tikimybė, kad tą plokštę dar iškels, praktiškai yra nulinė. Arba jau minimali visiškai. Yra tik tai viena bėda. Niekas nenori laukti tų 3-6 minučių. Tam sukūrėme naują produktą, Insola 1 minutė fix. Sakykim taip, nekantriausiems arba tie, kurie dirba šių dienų ritmu, kurie neturi visada laiko, su šiuo produktu užteks palaukti 1 minutę. Tai klijai žymiai greitesnio stingimo, greitesnės polimerizacijos, visi procesai vyksta greičiau. Naujas Lietuvoje sukurtas ir gaminamas produktas tinka darbui ir patalpose, ir lauke. Šis produktas ištestuotas ir sertifikuotas XPS, EPS, PIR plokštėms, tinkamas naudoti tiek laukui, tiek vidui. Bus galima klijuoti ant stogų, ant fasadų, ant pamatų. Tačiau teorinės deklaracijos dažnai atrodo patrauklios. Mūsų laidos kūrybinė grupė nusprendė savo akimis įsitikinti, kaip veikia šie vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai izoliacinėms plokštėms tvirtinti. Pabandysime vieną plokštę užnešti klijus ir iš karto prispausti, o kitą plokštę užnešiu klijus ir palauksiu 1 minutę ir tik tada prispausiu. Ir labai tikiuosi, kad pavyks nufilmuoti, kad ten, kur buvo išlaukta, kad plokštės visiškai neiškėlė, o ten, kur buvo iš karto suklijuota, galimai 1-2-3 mm plokštė galės, galimai 1-2-3 mm iškels. Čia palauksime 1 minutę. Praėjo 1 minutė, užklijuoju lapą. Sustingus klijams akivaizdžiai matome, kad ten, kur buvo klijuota iš karto, klijai iškėlė plokštę kelis milimetrus. Kur buvo išlaukta pagal darbo technologiją, klijai sustingo viršutinės plokštės nepajudinę. Kaip klijai atliko savo darbą, pamėginame įsitikinti kitą dieną. Buvo smalsu pažiūrėti vis tik, ant kiek stipriai susiklijavo mūsų polistirolo plokštės ir sekančią dieną tiesiog pabandysim jas tiesiog ūkiškai atplėšti. Yra mūsų vakarykščiai 2 bandiniai. Vienas, kuris buvo su išlaikymu 1 minutės, kaip matote, tas plyšio praktiškai jokio nėra. Čia, kur užklijavom pirmąjį bandinį iš karto, be išlaikymo 1 minutės, šiek tiek jį sukėlė. Pabandom tiesiog atplėšti ir pažiūrim, ant kiek stipriai klijai laiko. Na, sakyčiau taip, lūžta polistirolas, bet klijų mes atplėšti nesugebame. Lygiai taip pat ir šitame plyšyje galim pabandyti. Jeigu peilis nelūž. Matot patys. Šiais klijais galima klijuoti ir vertikaliai, ir horizontaliai. Mėgėjai bei profesionalai vertina nedidelis klijų sąnaudas, o bene pagrindinė jų stiprioji pusė – ne tik tinkamumas beveik visoms šiltinimo ir apdailos statybinėms medžiagoms, bet ir ypatingai stiprus sukibimas ir ypač greitas montavimas.